Kitos emocijos tai yra tos stiprios, kur pavyzdžiui jūs ar neskaitėt knygą, vyras sako, mes knygą eik suruošti vaikus, tai dažniausiai būna, kad ta emocija tiesiog įsijungia ir jau jos aukštuma yra labai labai didelė. Bet vis tiek visur, kur tos emocijos jos lydi. Tai ko mums labai reikia, tai tas emocijas paleisti. Arba jeigu tos stiprios emocijos, dar tas labai geras išsireiškimas, kuris tiksliai pasako, tai nuleisti garą. Tai jeigu vaikas ten, jūs atėjot ir sakot, ar ne, reikia susitvarkyti kambarį ir panašiai, ir vaikas nesitvarkysiu, arba jeigu ten 2-metis krenta ant žemės ir visas tas smagumas, ar ne, vyksta, tai ką mes čia turėtumėm daryti, tai padėti vaikui išleisti tas visas emocijas, nes visos tos emocijos veikia, kad jos tiesiog atsiranda galvoje, juk nebūna, ar ne, kad jūs žiūrite į tą nukritusi vaiką, kuris ten parduotuvėje šaukia ir klykia ir galvojat, man čia